Sveiki, esu Gabija Jonaitytė, mokaus Vilniaus Ozo gimnazijoje ir šiandien aptarsiu dviračių sporto istoriją ir raidą. Aptarsime apie e, kaip atsirado dviratis, kada prasidėjo pirmos svarbios lenktynės, dviračių sportas Lietuvoje ir garsius dviratininkus. Um, Aš kaip dviratininkė norėjau pristatyti šią temą, aptarti, nes noriu, kad dviračių sportas išpopuliarėtų. Tai nuotraukoje matome, e, kaip atrodė pats pirmas dviratis. E, Tai pirmas dviratis buvo be pedalo, turėjom, turėjo žmonės stumtis su kojomis. Vėliau po kiek laiko Prancūzijoje atsirado dviratis jau su pedalais, jau galėjai minti, atstumą pasiekti greičiau. Ir dar jį vadino Bone Shaker dėl tai lietuviškai kaulų judintojas dėl nelygaus važiavimo. Um, aštuon, 1885 metais jau net dviračiai atsirado su grandinėmis, jau panašesnį šiuolaikinį dviratį, jau ratai buvo vienodi, nebe vienas mažesnis, kitas didesnis, atsirado stabdžiai, e, tai daug šis naujas modelis paskatino dviračių populiarumą visam pasaulyje. Tai pačios pirmos varžybos įvyko Paryžiuje, o pats pirmas dviračių lenktynių turas, vadinamas Tour de France, pats žemiausias. Tuo momentu Tour de France žmonės važiavo be šalmų. Buvo atvejų, kad Tour de France žmonės vežė už mašinos, tai aišku, po kiek laiko sužinoję buvo diskvalifikuoti. Um, 1896 dviračių sportas buvo jau kaip olimpinė šaka pirmosiuose moderniuose olimpinėse žaidynėse Atenuose. Turime daug įvairių sporto dviračių šakų. Tai pirmas yra plento varžybos, kur važiuoji su lengvais plentiniais dviračiais, plonom padangom, su ilgu atstumu lygumoje, ne miškeliuose plentu važiuoji. Plentas dar yra garsus su kalnuotu atstumu. Taip pat ir yra asmeniniu laiku, kur važiuoji vienas, ne grupe, ir per tam tikrą atstumą ir laiką atvažiuoji vienas. Kita sporto šaka yra MTB, vadinamas kalnų dviračių sportas, kai važiuoji miško trasomis, per akmenis, tramplynus. Tai šitas dviratis, kaip matome, yra jau su plačiomis padangomis ar su amortizatoriais ir visiškai kitoks valdymas. Taip pat yra BMX, tai
greita trasa po 500 metrų, kur nuo tokio kalniuko įsibėgėjai ir per tokius kalniukus šokinėji ir važiuoji su, kaip nuotraukoje pavaizduota, mažais dviračiais, kad galėtum kuo greičiau išsprintuoti. Um, Taip pat yra dar trekas, kur važiuojam į velodromuose. Gali būti viduje ir lauke, bet populiariausia yra viduje. Tai ten yra kelios disciplinos, omniumas, ten sprintas, um, lenktynės, uh, ta, renka taškus ir šis trekas, trekiniai dviračiai yra be stabdžių, um, su viena pavara uždėta didelė. Um, ir jeigu staiga nustosi minti arba per daug atsipalaiduosi, tai gali net nugriūti. Taip pat dar yra populiarus krosas. Dviratis panašus į plentinį, tik su storesniam padangom. Tai labai populiaru rudenį ir žiemą, kai yra daug purvo, dumblo. Tai važiuoji žalia ir žolini kalniukus, daug posūkių. Dėl to ir yra populiaru rudenį. Dviračių sportas atsirado 20 amžiaus pradžioje. Tai pirmieji dviratininkų klubai kūrėsi tarpukariu Kaune. Tai ant podiumo pirmoje vietoje matome Gintautą Umarą. Tai 1988 metais Seulo olimpinių žaidynių olimpinis čempionas. Taip pat, žinoma, dar žymus dviratininkai, tai Rasa Poliukevičiūtė, Edita Pučinskaitė, Diana Žiliūtė. Taip pat galiu dar paminėti nesenai iš profų išėjusi Ignatą Konovalovą, Ramūną Navardauską ir Bagdoną. Dar noriu pasakyti apie šiandien Lietuvoje vykstančias varžybas. Tai Birželio 4-8 dienomis, tai rytoj pirmas etapas bus Tour of Lithuania, UCI varžybos. Bus 5 etapai. Pirmas etapas bus Klaipėdoj su 180 km. Antras etapas Tauragėj 176 km. Trečias etapas bus Kėdainiuose 161 km. Kitas bus Utenoj 161 km ir paskutinis 5 etapas bus Vilniuje 153 km. Tenais dalyvaus Lietuvos rinktinė. Dar paminėti Lietuvos naują komandą jau Energus. Iš užsieniečių atvažiuotų švedai, lenkai, Latvijos rinktinė, Estijos rinktinė, suomiai ir dar visų kitokių komandų. Aišku,
po truputį dviračių technologinė pažanga didėja. E, Dviračiai tampa lengvesni, naudojamas elektra, pauros junginėjimas paspaudus vos tik mygtuką. Um, Naudojami diskiniai stabdžiai, tai per lietų saugiau stabdytis. O žmonės pradėjo naudoti visokius um, kompiuteriukus, kur yra GPS rodo širdies ritmą, kokį greitį važiuoji, vidutinį greitį, max greitį, galios matavimą, e, kur leidžia dviratininkams su treneriais tiksliai planuoti treniruotės. Taip pat papasakosiu apie garsiausias dviračių lenktynės. Tai pirma yra Tour de France, e, tai 3 savaičių trunkančios daugiadienės. E, daugia, jos vyksta Prancūzijoje, kartais būna aplanko ir kitas šalis. Tarp jų būna Tour de France vyksta 23 dienas, įskaitant 2 poilsio dienas. Tai garsiausios komandos varžosi juose. Tai pernai Tour de France laimėtojas buvo Tadej Pogačar. Jisai bendroje įskaitoje buvo pirmas. Technologinė pažanga dviračių sporte. Dviračiai per pastarąjį šimtmetį dviračių sportas ne tik išsiplėtė kaip disciplina, bet ir išgyveno milžinišką technologinę revoliuciją. Tai kaip nuotraukoje matome, rėmai pasikeitė, tapo lengvesni, greitesni ir patvaresni. Čia matome, kaip nustatoma dviračio pozicija, kaip sėdi, kad gautum kuo mažesnį vėjo pasipriešinimą. Kartais, o visada profams taip matuojamos aprangos, šalmai, kuriami dviračiai, kad gautų kuo mažesnį vėjo pasipriešinimą. Tai čia matome naudojami elektrininiai pavarų perjungėjai, kad lengviau būtų perjungti pavaras. Elektronika lengvai be jokių trikdžių perjungia profams ar mėgėjams pavarą. Taip pat čia matome ant sportininkų širdies ritmo stebėjimą, kur rodo tavo treniruotės širdies pulsą. Taip, antros garsiausios dviračių lenktynės yra Giro Italija. Savaitgalį pasibaigė Giro Italijos varžybos, tai šių metų nugalėtojas buvo Yates Simon iš Team Visma, o praeitais metais nugalėtojas buvo Tadej Pogačar. Tai šios lenktynės vyksta Italijoje. Pačios anksčiausios varžybos daugiadienių.
ir jos yra taip pat garsios kaip ir Tour de France. E, kitos dar svarbios varžybos yra Vuelta Ispana. Um, taip pat ilgos distancijų dviračių plento etapinės lenktynės, kur renkasi profesionalūs dviratininkai, bet jos vyksta rugpjūčio arba rugsėjo mėnesį Ispanijoje arba kaimininėse šalyse. Taip pat pernai metais laimėjo Primož Roglič, Slovakas, kuris atstovauja Bora komandai. Tai dviračių sportas yra visai sunkus, bet taip pat ir įdomus. Um, Dviračiai per šimtus metų pasikeitė, technologijos pasikeitė. Mm, Jo raida rodo, kaip žmogus derina išradingumą, kūną ir dvasią. Ir tikiuosi, kad jums ši trumpa apžvalga paskatino jūs pažvelgti į dviračių sportą giliau. Ačiū uždėmesi.